O. Puikiai naktis praleista pas Deividą sodyboje. Kidulių paminklai. Gerai. Ačiū, Deividai. Prašau, kad tik mačytų. Kidulių paminklai. Kidulių paminklai. Vyksta pasiruošimo darbai, kraunamės baidarės. Vėliavos paruoštos. Leidimas plauk pasienio gautas. O tau ir Nemunas. Pas mane jau vandens yra viduj biškį. Ninkų jacht klubas. Šiaip gerai, kad plaukiam su Smalininkų meru Augusto Povilaičiu. Būsimas. Plaukiam ir turim labai skirtingus modelius. Tai sugalvojom pasikeisti. Pradėti rotaciją. Vos nenukritau čia. Gavosi taip, kad Justas pabandė į geltoną baidarį ir suprato, kad jam stabilumo šiek tiek trūksta, tai tiesiog jie pasikeitė su Augustu iš žalios į raudoną. Wow, pavalgyta buvo belė kaip. Tiek pririjom. Augusto mama buvo įdėjus lauknešėlį kotletų ir sriubos. Wow. Dabar vos į baidarės telpam. Bet jau buvom pakankamai išalkę, tai net nufilmuoti nepavyko viso to grožio. Plaukiam, Mordoro bokštai matos, Augutis neša žiedą. Justas puodus, špižinis nešas. O, radom Nemune laivą. Sako, gal Merūno čia. Tuoj, įplauksim į vidų pasidairyti. Arba aplinkai apiplauksim gal geriau. O, koks tai. Nu, čia neblogai kažkas paliko. Čia net į vidų įplaukt gali. Wow. Įdomiai. Nemažas toksai. Dabar tai tiesiog matom, tokią sieną balta artėja Nemunu. Tai dabar tuoj, kai prasidės lietus vėl. Dabar aišku jau lyja, bet tas rūkas tiesiog matos, kai eina link mūsų. Mes kažkada plaukę esam čia prieš porą metų Nemunu iki Marių. Ir buvo toks laivas. Atrodo, kad vos ne kažkoks kaip garvežys. Atplaukė su Rusijos vėliava, praplaukė pro mus, su civilkiam žmonės buvo, praplaukė pro mus, už kilometrą apsisuko ir varė atgal iš kur atplaukė. Labai keistai buvo, tai galvojam, kad ten buvo kažkokie jų agentai. Ir dabar irgi toks laivelis plaukė ir geras dūmelis jaučias nuo jo. Jau aš tai užuodžiu. Tas pats čia, ne? Galimai. Tai dabar galvojam, ar tas pats ar ne tas pats čia. Tuviai plaukia, laivas Vytis. Dar papipino mums. O, kavukas verda. Vis tiek vyrai dirba sėdimo darbą. O kavuką sudėjot jau į vidų? Ar? Ne dar, bet reiks įmest. Kaip temperatūros? Šalto. Šiandien
Jo. Šiandien jau iki pusė išlapęs esu tai. Ir vėjas pučia, tai šalta. Jo, šalta tikrai šiandien. Bet nuotaiką pakels, manau. Ir čia jie asmeninį. Jei ką domina profesionalų gido paslaugos ilgom kelionėm, tai net vot iki tiek customer service. Jau nežinojom, ar sulauksim tokios akimirkos, kai dangus prasivers. Va taip, duoda lietaus normaliai. Nu šitas debesėlis parodė savo galią. Jau netoli stovyklavietės esam. Nu, poilsiavietės tiksliau. Ir miegosim realiai kitoj pusėj Nemuno miesto, kuris yra Karaliaučiaus srity. Dar šiek tiek liko pamujuot. Važiuojam, Augustas juda, mano daiktai čia. Baidaris pasilieka čia. Mano čia, prisirišom visą, kad jei kiltų lygis, neišplautų, tai kirklus reikia paslėpti. Ir judėsim. Dar čia paeit šiek tiek iki stovyklavietės reikia, bet wow, saulė išlindo. Gražu.